Darbas. Mes einam į darbą, vieni dirbam samdomą darbą ir nepatinka mums tas darbas, skundžiamės. Tai kaip vienas influenceris pasakė, nepatinka darbas, eik į kitą. Ir tada atsiranda, kaip aš eisiu į kitą, ką aš tada. Taip, kyla idėjų, pasipriešinimo. Mes dirbdami bet kokį darbą, lygiai greičiai galim susikurti savo alternatyvą, tą daryti, ką mes norim. Gal tas darbas šiandien mums nepatinka, bet mes žinom, kas mums patinka, kokia veikla. Mes lygiai greičiai ją galim daryti ir tiesiog pasistengti ją monetizuoti, paversti pinigais. Galim pradėti lankyti kursus, galim tobulintis, galim skaityti knygas, dirbdami tą patį darbą, kuris mums nepatinka ir lygiai greičiai kurti savo. Bet kartais būna taip, kad žmonės nenori savo kurti, tai labai paprastas dalykas, ar jūs savo darbe esate geriausias. Jeigu jūs esate savo darbe geriausias, tada tai keiskite darbą. Grįšiu prie to pasakymo, keiskite darbą. Bet jeigu jūs vis dėlto nesate savo darbe geriausias ir sakot, aplinkiniai ten kažką daro, būkit savo darbe, ne geru, bet geriausiu. Ir pamatysit, jūs už tai įvertins. O jeigu neįvertins jūs šitam darbe, būtinai įvertins kitame. Darbuotojų rinkoje tikrai trūksta ir gerų darbuotojų, visi yra žiūrimi, nužiūrimi ir perviliojami. Jeigu tu esi savo srityje geriausias, tave tikrai darbdavys laikys ir prisispaudęs ir mokės tiek, kiek norės ir visą kitą. Tiesiog pradėk būti geriausia savo versija arba mokykis ir keisk darbą.